Jeigu ką, Romai, tose kanistruose už tavęs yra benzas. Tai gerai, greita mirtis. Tai va, tai Romas bando mane raminti, bet aš sakiau, Griuk, name, griuk. Įskrido paukštukas. Čia jie marširuoja pro garažo duris. Įskrenda, apsuka ratą ir išskrenda. Ir vienas nusprendė išskrist per langą. Ir aišku, atsitrenkė į langą ir truputį prisitrenkė. Aš galvojau, jį paimsiu, išnešiu. Bet kai jau norėjau imti, jisai staiga pakilo ir nuskrido. Man rodos, čia kažkur skrido. Bet gal išskrido pro duris. Nu, labai tikiuosi, nes uždariau jau spirgių bagažinėje. Nes galvojau, tas pamatytų, tai tikrai suvalgytų jį. Tai šiandieną pas mane atvažiuoja mano draugas Romas, su kuriuo mes čia turėsime keletą tokių darbelių, kurių nesiryžtų padaryti vienas. Bet kol jis neatvažiavo, aš bandysiu šiek tiek pamulčiuoti medelius. Bandysiu išsivaryti traktorių. Ir tai yra pirmas kartas, kai tą bandysiu padaryti vienas. Labai tikiuosi nenunešti jokio stogo, nei traktoriaus, nei namo. Panašu, kad nei spirgaus nesuvažinėjau, nei stogą nunešiau. Malasi pirmin atgal, aš taip bijau jį suvažinėt, nu bet, nu gal, ar tau užteks proto nepalyst po ratais? Labai tikiuosi, kad užteks proto. Kas čia yra? Jau jisai nesikelia. Tas gerai. Nu ką, tai kas viso labo užtrunka porą minučių su žmona arba šiaip pagalbininku. Dabar truko kokias 10 minučių. Esu kiaurai šlapęs, nugarą skauda, spirgaus koja numinta. Nu visą laimę, kad tik numinta, o ne kaušas ant jos atsistoja, nes jamgi būtina visur dalyvauti. Taip, nu ir dabar yra didysis klausimas, ar man pavyks šitą šieną nusivežti. Pabandysiu užmest tokį strypą, galbūt jisai prilaikys, nes šiaip tai Dagnė eidama laikydavo. O dabar nesu tikras, kad kai šitą kalniuką, man į kalniuką nereikės, aš čia kažkur važiuosiu. Nu tai gal nuvažiuosim, tuoj bus viskas matyti. Girdėjau kažką taip įpsenant, panašu, kad atvažiavo ir dabar mobilų girdžiu skambant. Tai einam pasitikti ir pažiūrėti, kasgi čia pas mus atvyko. Tuo pačiu šiukšles išnešiu, nes šiandien surenka
šiukšlės, tas vienas kartas į mėnesį, kai surenka, tai reikia nepraleisti. Kas čia toks? Kas čia toks? Tu pralendi pro tvorą? Tu nepralendi čia per tą plyšį? Pralendi. Labas. Blokuoja. Ar tiek bus, kad ant to krašto. Kas tu? Nekiš ten į peilius, čia ant kampo, kur mano pirštai. Čia arčiau. Reikia, va, matas vizualiai, kiek suvalgytas SNS, kiek jau trūksta, ypač tam gale. Anam gale dar pusė bėdos. Nu, pažiūrim, ar užsimaus. Į skylę bus juokas, jeigu netilps. Telpa. Nuo šitos ir yra tai. O palauk, jie čia belekai pusideda, ar jie turi kažkokią? Pagavo, bet nežinau, ar kreivai. Pasirodo, sriegį nudaužėme į akmenis. Nu, turbūt ne mes nudaužėm, o... Nu, tai visi po truputį. Jo, visi po truputį nudaužėm ir dabar neišeina užsukti sriegio atgaum. Jeigu ką, Romai, tose kanistruose už tavęs yra benzas. Tai gerai, greita mirtis. Nereikia kankintis. Man įdomu, kai Litechnija atvažiuoja daryti servisą, jie irgi bato tuo kaliku. Kaip jis vadinasi, tas bato stovas? Žodžiu, stovas, ant kurio batus remontuodavo, paremėme Žaliapjevę. Pakalas gal bato. Pakalas, va, pakalas. Tai man įdomu, kai Litechnija atvažiuoja tvarkyti Žaliapjevę, jinai irgi pakalus naudoja, kad pakeltų. Turi kažkokį geresnį stovą, gal iš viską kaip pakelėjai. Irgi sriegis galia sugadintas dėl to. Eilis, poveržlė, veržlė. Eiliškumas toks. Tai baisu, tau baisu. Spirgiukui baisu. Ką aš jums galiu pasakyti, mechaniku nebūsiu. Jaučiuosi užglūšintas. Aišku, turbūt reikėtų teoriškai apsaugos. Gal pradžiai ištraukim? Jo, okay. Gerai, tai ar bandom dabar prikabinti prie traktoriaus ir pažiūrėti mūsų darbo rezultatą? Nu davai, pabandom. Kad po to nereiktų grįžti prie šitą reikalą. Oi, nu va, užsidėjom Žaliapjevę, prasivažiavom. Nu ką jūs vaikeliai, visiškai kita kokybė pjovimo. Ta prasme, aš prieš tai tikrai buvau nuoširdžiai nusiminęs, nes maniau, kad šūda Žaliapjevė, reikia ieškoti kito sprendimo. Dabar atsiemu visus blogus žodžius, pasirodo tik tai peilius užteko pakeisti, nes nu visiškai kitas pjovimo lygis. Taip, aišku, tobulai nėra, bet, nu, kaip Romas ir sakė, kad čia dar gali būti, kad vis tiek padangos važiuoja traktoriaus, suguldo tą žolę, tai tada Žaliapjevė nepaima. Bet principė, nu, ta prasme, tai kas čia yra, man to pilnai pakanka. Tai vat, tai gerai, su Žaliapjeve išsisprendėm, dabar lieka, duris dar norim sutvarkyti, nes ten nuėmėm tokį metalinį šūdą, kuris trukdė Žaliapjeve išstumti. Tai duris sutvarkysim ir tada jau eisim prie elektros. Žodžiu, dar šiandien daug darbų. Prisukti laikiklį. Ten kažkokia skardelė yra, nu tai. Mūsų elektros darbai labai greitai pasibaigė. Mes atsidarėm skydinę ir pamatėme, kad čia yra plomba ant automato stovi kažkodėl tai. Ne šiaip tikroji skydinė, tai yra lauke ant elektros stulpo, kur yra skaitliukas. Ir dabar iš esmės mes čia nieko negalim liesti, tai reikės aiškinti su elektros tinklais, kodėl čia tam namelyje stovi ta plomba. Tai va, nu bet sakėm, gal reikia tada bandyti pradėti nuo garažo, prasivedžioti naujus laidus, pasistatyti dėžutes ir pasikabinti gal rozetės. Ir plus dar neturime grąžto per sieną prasieiti. Tai žodžiu, bet kuriuo atveju šiandien tikrai nebus elektros naujos, gali būti dar sena.
Bus sena. Bus sena, nes naujos tikrai nebus. Ir tai dar. Va, einam, aš jums parodysiu duris, taigi nematėt jūs. Dieve, jūs nieko nematėt, tos Tai dabar neišeis uždaryti, kai šitas uždariau. Atsišlendam pro tarpą. Va, koksai kablys, koks saugumas. Ar jūs jaučiat žmonės, koks saugumas. Romas nepasitikė jumis, žiūrovai. Ta prasme, jeigu tarp jūsų yra vagys, tai jūs įspėkit, aš tada tikrai nerodysiu. Bet jeigu jūs normalūs, tai žiūrėkit, koks saugumas, ta prasme, neįtikėtina. Tadadadadadam! Pirmoji rozetė yra... Dar ne visai iki galo. Tik tai paukšt ir bus rozetės. 3 net, visos 3, vienu kartu. Aš manau, aš jau nusipelniau pietų. 3 vienu metu padariau. Čia va žeminimas, tai reikia padaryti patogiai. Tai galvok, šitaus uždavinys. Kaip sujungti vat, į tą skylę, rudą, juodą. Ir šitą reikia prie įžeminimo, tai įžeminimas iš apačios, tai reikia kaip ir biškį ilgesnio laido, kad apvest. Arba galima prakišti per plyšį. Čia pasirinkimas kaip nori. Turiu nuojautą, kad šūdas su šitais laidais bus. Bet tu juos susuk prieš kišant. Tai aš susukau, kiek galėjau. Bet nelabai jie susisuka. Žodžiu, viskas einasi ne taip, kaip aš įsivaizdavau. Aš įsivaizdavau, kad mes tik tai hopt, hopt, hopt ir viską padarome. Ir ties kiekvienu žingsniu kažkas yra negerai. Pirmas feilas buvo tas skydinė, antras feilas buvo, kad nežinau, ar aš užsakiau netokius laidus, ar man davė netokius laidus, bet gavau vietoj to... Kaip jisai vadinasi? Jo, vietoj kieto laido gavau tiesiog iš vielučių tos. Jis aišku lengvesnis, su juo lengviau dirb, bet gaunasi, kai reikia sukišti į rozetę, tai toks, truputį šūdas ir nesu tikras, kad esu patenkintas tuo darbu, kuris čia gaunasi. Tai va, tai Romas bando mane raminti, bet aš sakiau Ne, taip nesakiau, bet... Bet taip galvojau. Bet galvojau, taip. Ir labiausiai, ką iš tikrųjų, žinai, ką galvoju, kad ne šitus darbus reiktų dirbti šiuo metu. Tai šiuo metu žolė labiau turbūt reiktų daryti. Mulčiuot reikėtų žolę pjauti, o ne užsiimti elektro. Jo, bet čia toks, žinai, nes norėjau padaryti, kad būtų geriau ir bijau, kad... jis toks irgi va, užsivinioja tie ir šitie kyšą. Norėjau padaryti, kad būtų gerai ir nesinori padaryti, kad būtų irgi šūdas, tipo padaryti, bilę padaryti. Aš skaičiu, kad esmė yra, kad pats laidus kaip pravesti, tai bent būsi garantuotas, kad, neužtrumpins ant kur nors tau sieną, žinai. Kažkur, žinai, nors kai šitie seni, ta prasme, kai ten, nežinai, jie nenupūvę kažkur. Yeah. Teoriškai pirmą rozetę turime, bet užtrukau kiek, kokią valandą su dar kažkiek. O pirmą vis laik sunkiausia, toliau gal bus lengviau. Galbūt. Ne, aš sakau, man truputį atmušė norą tas, kad ten tie vėliniai laidai ir aš nesu tikras, kad tai yra labai gera mintis. Bet Romas kaip ir sako, kad turbūt normaliai. Jeigu nesiliečia tas laidelis niekur prie kitur, tai nebus problemų. Romas daugiau vilčių bando rast skylę kitoj pusėj sienos. Bet jam nesiseka. Ir gerai, tu užstriks svarštą. Ką reikia? Nieko čia neišlinda. Nesimato. Kažkokia. Kai nori pasirodyti prieš kamerą, tai kaip visada nepavyksta. Išmanusis peilis mano susifeilino. Tikrai ne meistras susifeilino, bet išmanusis peilis susifeilino. Kažkoks neišmanus mano susifeilino. Gerai, iš esmės.
Visi tie stori laidai, šitas, ane, storas. Čia tas tolyn einantis, ane? Jo. Šitas storas, šitas į rozetę storas ir šitas, tai tiesiog turi susijungti viskas tiesiai. Mėlynas prie mėlyno. Visi kontaktai turi. O kodėl šito nėra įžeminimo? Yra. Yra? Ai, va, užsisukęs. Rozetėm, kokį mes čia prietaisą turim, kurio... Negaila? Negaila, jo. Nu, galim lempą pradžiai pasijungti, tai bent jau bus paprasčiau, jos tikrai negaila. Bandomasis jungimas to jau įvyks. Čia kaip Černobylyje darė bandymus, tai mes darom bandymus. Vai, negaliu sakyti pavadinimo, nenoriu, kad žinotumėt kaimo pavadinimo. Tai mes darysime eksperimentą Špikio ūkyje. Ir jo, pabandysim sujungti tai, ką Algirdas čia sumeistravo. Aš nežinau, tai neskamba kaip gera mintis, bet jo, čia yra viskas laikina. Čia turėtų kažkada pasidaryti geriau. Čia tokius patobulinimus. Nu, puka nepirak čortu, veikia. Einam tikrinti dabar Algirdo lemputės. Gal ją nuo stalo nuimsiu mažą būtels. Tiesos akimirka. Yeah, it's alive! Daugiau nereikia, daugiau baisu, dar tik tai su testeriu patikrinam ar rozetę 220. Arba galim pajungti tiesiog tą prailgintuvą. Ai, negalim, nes jis... Taip, pala, tai pačią lemputę galim įjungti. Tai neturi antgalio. Ai, teisingai. Kištuko neturi. Norėjau prailgintuvą patį pajungti, bet tai neišjungsiu nebus. Yeah. Neišeina taip gudriai. Kažkokį reikia paaukot daiktą, kas čia galėtų būt. Dega, veikia. Biškai kažkas kibrikščiavo, kai kišau. Pažiūrime, čia irgi kibrikščios. Visos rozetės veikia. Trečia rozetė. Veikia. Viskas veikia. Valio! Tai... Galima pakuotis namo. Jo, galim pakuotis namo. Ir čia mes turim kiek? Maždaug kokių 6, nu gal 5 valandų darbą. Tai veikia 3 rozetės ir 1 lemputė. Ir tai laikinai. Ir tai jo, viskas laikinai pajungta. Nu bet, jo, eksperimentas pavyko. O po to bus darbas toliau, kad viską padaryti gerai. Kągi, tuo mes ir pabaigėme šiandienos nuotykius. Romas dar bando patobulinti mūsų vartus. Griuk, name, griuk! Gal mes nesusikalbėjom, namas turi likti. Man atsibodo šitas Algirdo pakūžis. Nu, jeigu naują pastatysi, aš priimu. Tai nepavyko padaryti mums, nu, bet turbūt nelabai ir tikėjomės, kad pavyks padaryti viską iki galo, bet pasistumėjom į priekį, planas aiškus, žoliapjovė pjauna, dieve, aš žiūriu į šitą nupjautą ruožą ir man tiesiog širdis dainuoja. Tai va, garažo durys dabar normaliai užsidarys ir netgi bus netai baisu įvažiuoti. Nu, normaliau negu kad užsidarinėdavo. Tiek galima įvertinti. Jo, tai va, su traktorium bus drąsiau įvažinėti, nes nebus tai baisu užsikabinti už stogo. Tai va, tai tuo ir pabaigėme šiandienos epizodą. Ačiū Jums žiūrėjusiems, ačiū tiems, kurie palaikinote ir pasubscribinote, kurie palikote komentarą ir visus kitus gerus padarėte. Ir pasimatysime tada kitą kartą, kai galbūt jau bus ir Dagnė, o gal dar jos nebus. Nežinau, kad kitą savaitgalį jinai vėl kažką suplanavus. Žodžiu, Dagnės mažėja šitame kanale. Dagnė jau suprato, kuo čia kvepia daug darbo. Ir jos tai nesužavėjo. Bet apie viską ateityje. Tad čiau bičiuliai, iki pasimatymo. Ate.